tu susijungsi su savo sąmonė. 2, 1. Girdite mane? Gerai. Ar pavyko susijungti? Biškita, žinai, kai sakai 3, tai nusijungia, tai tu pakartok tą nuo 3 Gerai. iki 1 dar gerai. Dabar suskaičiuosiu nuo 3 iki 1 ir tu susijungsi su savo pasąmonė. Pažiūrėsi, ką tavo pasąmonė tau nori parodyti. 3, 2, 1. Ar pavyko? Jo, tik žinok, labai niešti kaklą. Gerai, apsižiūrėk savo kaklą, kas tave kutena. Velniukai. Na tai pakratyk juos su elektra ir mesk juodą skylę. Aš tau paskaičiuosiu, ar nereikia? Ne, reikia. Gerai. Ko jie tave ten kutena, nenori, kad eitum aiškintis? Tai jie, žinai, ir šitą trukdė tą nuo 3 iki 1. Nu tai jo, nes aš ten dar, žinai, prieš tai pajungiau įrašą. Žinai, dar Jo. su įrašu turbūt kažką padarė, patrukdė. Ant to paties. Dabar dar vis niešti? Kutena? Ne, jau mažiau. Gerai. Gerai tada. Kur dabar esi, kokioje erdvėje? Juoda, nu, ramu. Tai gerai, šaunam. Kosmosas. Galim šauti viršų iš karto, į ten, kur tau patinka, aukštesnių energijų erdvę. 3, 2, 1. Šokai. Plazminio drugelio. O, kaip aukštai šoktelėjai. Gerai, nori gal dar kažką ten apsižiūrėti, gal tave kažkur traukia. Nueiti toj planetą. Pasikrauti. Ne, nebent, žinai, jo, tų kristalų tokių ateina, kad, nu, norisi pasirinkti ir jie man tą energiją viską. Tai kelioniai suteiks. Gerai, pasirink. Liepk ir man pasirinkti. Pasižiūrėk, aš kartu su tavimi. Jo, šalia. Kaip miela. Vis dar žalia. Jo. Gerai. Ir, Man žinai, taip trūksta. aiškiai taip nematau, žinai, bet Tai nieko, ateina, kad, nu, jo. Gerai, tai pasirenkam tų kristalų. Kelionė stiprybės. Pilnos rankos. Gerai, kur mes juos padėsim? Negi rankose laikysim. Žinau, kad atrodo, kad eina, taip pralenda ir širdį. O, geras. Eina savo. Gerai, tada keliausim, žiūrėsim, kas prie mūsų ir prie tavęs, ir prie manęs kabinosi vakar vakare po hipnozės, erzina, nedavė ramybės, identifikuojam, kas tai buvo. 3, 2, 1. Iš pradžių buvo kaip demoniukas, bet po to jau ir aštunkojis. Oho, iš kur tas aštunkojis? Toks žinai ką, jisai taip, žinai, su savo tais čiuptuvais tokiais klempais. Aha. Tai taip
tu vienoj va taip, žinai, apsukta, o aš kitoj, pavyzdžiui, apsukta, taip sukiojasi, spaudžia ir atrodo toj, kad suspaus. Gerai, pradžiai pasižiūrim, iš kur tas aštunkojis atkeliavo, kaip jis prie mūsų prisikabino. 3, 2, 1. Tau parodo visą, atsuka tau video atgal. Vaizdelį pamatyti, kada jis prisikabino. Per ką? Ar kažkokia informacija? Ne, žinai ką, kai vakar pradėjau, aš pradėjau mėtytis, jau pradėjo tas pasitikėjimas lūkti. Buvo tų momentų, kai mes taip grinai atrodo suklupom. Ir jis per tavo ir sugavo. Gerai, o kaip mums fiziniai erdvėjai pasireiškia tas jo sučiupimas, kaip jisai jautėsi? Per emocijas, kažkokias jausmus, gal kažkas skaudėti turėjo, bet kaip pasireiškia fiziniai erdvėjai? 3, 2, 1. Visas ateina kad emocijos. Emocijos, ne? O ar jisai yra atsakingas už tą erzulį, pykčio sukilimą, nenormalų? Jis atrodo, kad man ateina, kad jisai, kai mus spaudžia su savo to, žinai, ten su tom rankom. Su savo tais čiuptuvais, kai jis spaudinėja, mus tai atrodo taip suspaudžia ir iššoka kokį pyktį, žinai, toks. Ir iškart energija nusisirbė tokia. Jis ir nusirbė, ne? Jo. Jis taip suspaudžia ir iššaukia. Klausyk, ta prasme, žinai, jis prie mūsų prisikabino tos hipnozės metu per tą abejonę, bet ar jisai prie mūsų gal, pavyzdžiui, kažkur netoli to lauko budėjo ir laukė tinkamo momento įsiveržti, gal jisai jau, žinai, sekė, nes negi taip iš niekur nieko paėmė, tiesiog atsirado ir prisikabino. Pažiūrėk, ar jisai jau taikėsi mus pagriebti prieš tai. Jo, jisai ruošiasi. Jisai žino, kad aš nelabai pasitikiu vedliavime. Pažiūrėk, gal jisai kartais ir daugiau telepatų stebi. Ar jis čia mus dėl tos telepatijos vyro taip prilindęs, ar čia per visai kažkur kitur? 3, 2, 1. Jisai žino, jisai mato, jis jaučia, kad mes įsilandžiojam, žinai. Jisai va prie tų vakų randa tą, žinai, kabliuką tokį ir budį jau laukia čia. Supratau. Gerai, tada laisvinamės, išsididinamės, pasidarom prieš jį didžiulės, milžinės ir pištiko jį patalžom su balta energija, suviniojam ir metam juodą skylę. 3, 2, 1. Greit viską susakiau, ar spėjai? Dar palauk, darau, dar tu biškai jį, mes kaip augom, žinai, tai mes jau automatiškai jau iš jo tam tų čiuptuvų išlindom, nes jis sumažėjo ir aš pasiėmiau lasdą. Pamušiai truputį. Biškai pamušiau, žinok, nes toks sunkiai atsikabinantis, tai biškai aš pamušiau tą lasdą ir jis toks jau gerai viskas baigiau. Gerai, ir metai. Ir išėjo net pats. Gerai. Tegul daugiau nebesirodo. Bet žinai, kas yra žaizdas? Mum? Žinai, jisai per tą pilvą taip atrodo, taip spaudė labai, Aš žinok, aš vakar jaučiau per pilvą labai, kad man skauda pilvą. Man čia biškai skaudėjo. Tai, žinok, likęs tokia žaizdas. Gerai, gydomės su balta energija. Gydomės, bet mums dabar tie kristaliukai jūs labai gerai. Kuriuo pasirankėjom. Susigydom viską. Tiesiog tegul per rankas eina ta energija. Žinai, taip su tom eteriniam rankom, tokiam lėti, ta pilva ir toks eina, toks susigydo, toks, žinai. Puikiai. Abidvi dirbam? Tu šalia stovi abidvi. Gerai. Puikiai.
Gerai. Gerai. Gerai tada. Tada dar pasižiūrim tą demoną, kur sakai, dar metė tau demoną. Ar yra dar demonų, kurie irgi prisikabino, dar darė įtaką man? 3, 2, 1. Ne. Ne, čia buvo tik aš. Gal net jo buvo tik aštunkojai. Ten tokia šiaip pakišta, tokia, žinai, mintis buvo, bet... Ja, supratau. Gerai. Puikiai. Žinai ką, galim... Ne, dar bendru prieš tai. Žinai, ką aš dar noriu tiek savo, tiek tavo, žinai, kad tabiški galvą prapūsti, biški... Gerai. Prasiskenok savo galvą. Pirmą savo dabar prasižiūrėk viską. Paleisk smūgį per akis, per trečią akį ir per kanalą. Ir visą galvą prasprogdina. 3, 2, 1. Kažkas krito. Tokia, žinai, tokia šviesa leidžia, taip pulsuoja, taip su pulsu, žinai, išsivalo tas toks biški nešvarumas, taip apsinešimas toks. Vis tiek nuo tų emocijų. Jo, nes ten jau kaip kalė, taip kalė. Tau irgi galva pulsuoja, valo. Gerai. Aš tą patį jau darau. Jo. Tu čia mane valai. Ir tu. Gerai. Gerai. Padidinam mes tas pulsacijas, jos tampa stipresnės, gerai. Intensyvesnės, galingesnės, bet biškai greičiau. Intensyviau, stipriau, nes čia. Prasidaužo viskas. Kartais reiktų prasidaužimo. Išbyra, kas tu išbyrė. Jau viskas gerai? Šviečia. Gerai, puikiai. Pasikviesk Emilį į erdvę. 3, 2, 1. Atėjo. Gerai. Nusilpęs. Tai pasižiūrim, iš kur ta temperatūra kyla. Atrodo, žinai, ką, jis atrodo toks pašautas. Iš šono. Prie pilvo iš šono. Oho, gerai, atseki, kas jį šovė. 3, 2, 1. Pėdsakas energetinis, iš kur ateina. Su kažkokiu žmogum kalbėjo. Kažkas toks, kad su kažkuo jisai kalbėjo, jo, kažkuo bendravo. Čia šiandien jisai bendravo? Ar prieš kelias dienas? Lemba, kaip sunkiai, palauk. Tieko, žiūrėk, tu klausk jo gerai, tegul su tavim bendradarbiauja, tegul jis tau rodo savo visą informaciją, jūs kartu ieškote, gerai. Tai buvo žmogus, mes jį surandam ir identifikuojam su jo pagalba kartu. 3, 2, 1. Kažkodėl močiutėjo. Gerai. Patikrink su smūgiu, ar tai yra teisinga informacija, ar tai nėra kažkieno primesta. Paleisk smūgį į tą močiutę, į tą visą informaciją patikrinam, ar tai teisinga. 3, 2, 1. Toks jausmas, kad jinai prisidėjo. Bet jinai prisidėjo, bet nebuvo pagrindinis, ane, šaulystas. Gerai, tai toliau ieškom šaulio. Kapstom dar šiek tiek giliau. Kažkokia šiaip įdomi veikėjai. Močiutė? Gerai, pažiūrim, kas močiutę valdo. Kas už močiutę stovi, koks interferentas per ją veikia. 3, 2, 1. Žinok, labai baisu. Pasididink. Užsidėk šarvus. Užsidėk šarvus, tu pasididink. Išjungiam emocijas. Man taip nežinai, tai būtų labai labai nevalingai. Pradėjo akis lakstyti. Viskas gerai čia. Girdėjau, kad kitiem irgi tai buvo, tai nieko čia blogo.
čia viskas normalu. Gerai, Taip nebaisu man, žinai, bet jinai atrodo jinai visa juoda. Jinai tokia, kaip nežinau, jinai pati tokia kaip vos ne demonas. Jinai apsėsta, ne? Tokia kai grinai kaip apsėsta iš siaubo filmo. Pasikviesk Emilį, parodyk jam, numušk nuo jo hologramas, visokius sakinius. Parodyk jam močiutę, kaip atrodo. Jisai nenori, jisai nori eiti kuo toliau nuo jos. Nu, bet palauk, pasakyk, žinok, reikia susitvarkyti. Mes dabar 3 atsistojam prieš tą močiutę, visi 3 pasididinam. Mes tampam dabar milžinai. Didinam, pasikraunam tokie dideli stiprus, žinai, kariai šviesos. Ir mes dabar išsitraukiam kardus, švytinčius, visokius krištolinius, magiškus kardus, ietis, kas gali geriausiai. Žinok, mes tik abi Emilis už nugaros, nes jis atrodo jam tą šoną taip skauda, kad jis tiesiog negali. Gerai, tada mes dviese pasikviečiam mamytes, pašvilk mamytėm abiem. Aha. Atlėkė. Matau tokią šviesą iš šonų. Gerai, ir su tais kardais dabar visos 4 kertam per tą demoną iš visų pusių. Kertam ten. Eik, tai kaip klykia. Nieko tokio, kertam. Iš visų jėgų kertam per tą demoną. Ten tokia balta energija, žinai, jis ten iš jo nieko nelieka, jisai atsilupa nuo tos močiutės. Nes jam jau nieko, nebėra jam jau kelio atgal, jisai gali tik atsilupti nuo močiutės ir jau susimažinti. O žinok, tą močiutę, tai ten mes net neįveiksim. Ta prasme, jinai yra ant tiek juoda, mes ten, kad ir kertam su tais kardais, jinai klykia, rėkia, atrodo skauda, bet jinai vis tiek, ta prasme, jau ten toks brudas. Gerai, tiek kontaktų, viskas aplinkė sukas. Gerai, tu tiesiog ją kiški kolbą. Toks kaip uraganas. Kiškia į tą tokią kolbą ir mes ten jau užrakinam ir jinai nebeišeis iš tos kolbos. Jinai neišeis iš kolbos, kol jinai netaps šviesi, kad galėtų pati išeiti. Jinai kol tamsi neišeis, tegul ten sėdi ir murkdas. Ten tik demonai gali išlysti, žinai, bet jinai pati neišeis, kol jinai netaps šviesi. Kad ir kiek laiko tai užtruktų, kad ir kiek reinkarnacijų užtruktų. Čia į tokia bus pagalba. O mes dabar tiesiog uždraudžiam tai močiutei eiti į Emilio erdvę. Neleidžiam šiaip artintis prie Emilio ir jam daryti jokios įtakos. Jai yra pastatoma siena. Ir jinai jau prie jo nelenda, nesikabinė ir jam nesako nieko. O jinai labai nerami. Nu, tai aišku. Statom didelę sieną dar. Dar, žinok, jie tiesiog daug narvelių, tu ją sukiš, žinai, tokių, kur neleidžia jai prisartinti prie Emilio. Skirtingi tokie šviesos narveliai jai. Aš kišau ten ir elektros dedu ir visko, žinau. Gerai. Tai tokia pikta. O tai aišku. Žinok, nieko, užtruks laiko, bet jeigu jinai tam kolbui sėdės, žinok, turėtų pradėti po truputį šviesėti. Nu, turėtų. Jei nebus kur dingti. Taip negalima. Aha. Aš žinok, jis stūmė juodą skylę, nu, tapšime, aš kitoj kito nemačiau. Gerai, nes, nu, tiesiog... Ta visa dėžė su visko. Gerai, nes, žinok, tas išstūmimas juodą skylę, tai tu išstūmė iš Emilio ir iš savo lauko. Prasme, iš mūsų laukų. Aš taip suprantu. Yeah. Gerai, viskas tvarko. Turim mes dar atsekam tą situaciją, kada jį pašovė. Gerai, tiesiog keliaujam į tą būtent vietą, tą situaciją, tą tikslų laiką, kada jis gavo tą kulką. Per jo pasąmonę susirandam vietą ir laiką ir asmenį. 3, 2. Aš jau žinau. Ai, tu jau radai? Aš jau žinau, mes buvom prieš kelias dienas, jo tėčio gimtadienis buvo. Ir jisai išėjo, kadangi ten močiutė negali be jo beveik. Tai jisai išėjo ten jos pasitik laukia, kad ar jinai nepaslys ir panašiai ten manam pat namo atlydė.
Nors, jinai patvari moteris tikrai. Ir tada manęs nebuvo šalia ir atrodo tada jį ir sučiupo taip, kad lyg tada kažkas tokio. Bet tai realiai ten tavo močiutė nebuvo dar viena kokio veikėjo, neaiškaus. Per tą močiutę žinau daugiausiai toks. Gerai. Kad reikia viską. Gerai, tada žiūrim tą jo sužalojimą, tvarkomės jį, gydom, traukiam, ką reikia ištraukti, juodumą, išsiurbliuojam. Jo, toks, žinai, taip atrodo toks pašautas, taip, kai būna, žinai, ne koks kraujas aplinkui, ten pratryškės, bet taip juoda, tokia masė juoda. O jie, gerai, siurbiam tą masę, siurbiam su siurbliais, traukiam visą. Siurblių atsinešam iš visų pusių, pasistatom ir nusiurbiam. Dabar net toks biški kraujas jau matas, kad jau žinai, jau geriau. Gerai. Jau viskas susisiurbė. Ir metam į juodą skylę. Gerai, galim pabandyti pačios gydyti, žiūrim, kaip einasi. Paleidžiam baltą šviesą. Taip su rankom, žinai, aš jau nuo pradžių su tom rankom atrodo. Ta tokia šviesa eina iš rankų tiesiai, dažai tai taip traukiasi, pildosi, žinai. Gerai, gerai tada. Aš padedu tau? Liepk ir man padėti. Jo, padedi. Gerai. Aš ten tokia kaip operacija atlieka. Tai mes žinokios nuslaptosios agentės. Čia tokios operacijas, kad eina savo. Jo, atrodo. Gal jam kokį kristaliuką dar galima irgi ten įstatyti, kad padėtų atsiregeneruoti toj vietoj, tai čakrai. Čia jį turbūt per kokią gal čakrą dar, ane, dėjo, nes jeigu per pilvą. Jo, taip. Gerai, sugydam. Tai ta temperatūra realiai dėl to, kad jis sužeistas, ne eterinėje erdvėje. Nusilpo stipriai, ne, ir turbūt... Jo, labai nusilpo. Jo, aš žinok spėju, kad jisai, kadangi neteko tiek daug energijos, organizmas įjungia tą regeneracinį režimą, pakelia temperatūrą. Kad jau palaidėk, pailsėk tai yra. Jo, kad jau tu viskas tau lovas režimas, nes tu neturi energijos. Tai viskas, tada žiūrėk, mes dabar mes jį pasiemam ir šaunam. Gal prie kokio šaltinėlio ar jo? Aš norėjau sakyti, į absoliutą šaunam ir ten įgulsim. Gerai. Tai pasiemam, šauname į absoliutą. 3, 2, 1. Aš žinok, mes ne prie absoliuto, mane kažkaip tas krištalinis, tas medis, man jisai labai įtraukia. Gerai. Ką mes darom prie to medžio? Ten yra koks medis tokia. Jo, yra aplink ir šaltinį ir visko, ir jis prie to medžio taip atsigeneruoja, taip pailsi. Gerai, tai mes jį ten galim paguldyti, jeigu jis ten savo ramiai guli. Galėsime jį, manau, ten ir palikti, ne? Gal kokią apsaugą uždėti? Jo, apsaugą burbuliukų pamėtau. Puikiai. Labai gerai. Duodu savo knygos pavartyti. Gerai. Tu žiūrėk, mes dar galim ir nebėgti iš tos erdvės dėl to, kad aš turiu tokį, žinai, įdomią mintį, ką mes galim pažiūrėti, kadangi, matai, mes gaunam labai daug atakų. Ir aš dabar buvau išėjus pasivaikščioti mišką ir man atėjo tokia informacija, kad tu paklausk manęs, gal aš savo knygoj turiu magiškų simbolių, kurie mums galėtų padėti sukurti stipresnę apsaugą. Tarkim, juos nešiojant būtų galima sukurti stipresnę apsaugą. Gali paklausti manęs ir tiesiog galim paieškoti mano knygoje ir tavo knygoje. Aš kažkodėl jau matau simbolį akise. Gerai, iš kur tas simbolis atkeliauja? Nežinau, bet kai tu pasakai apsaugą, aš jau kažkodėl pamačiau. Gerai, kaip tas simbolis? Toks šviečiantis. Ar išeina jį
identifikuoti, ta prasme, kaip jis tiksliai atrodo, ar tas vaizdas toksai, žinai, Aš matau tokį, lemba, po hipnozės nupiečiu. Tai tu man apibūdink, aš dabar kažką irgi pasipaišysiu. Bet dabar, žinai, žaidimas Simsus. Jo, nors nesu žaidus. Žinai, ne? Ir žinai, tai jų tokį, kaip kristalą, ne kristalą, tokį žalę pagrindinį. Jo, rombo tai formas. Toks rombukas ir jisai toks, žinai, kai būna spalvimų knygutės tos dabar, tai suaugusiem kokiam toks raizgalynės, tokios gražios. Aha. Tai toks vidus, visas, toks, va, taip šviečiantis, bet pagrindas yra toks rombas. Okay. Pasižiūrėk, kaip tas rombas paveikia energiją, kaip jinai išvaikšto, kodėl būtent rombo forma, ką jisai padaro. Nes matai, simbolis vis tiek į simbolį tą patenka energija ir jinai kažkaip vaikšto po jį. Tai kaip energija veikia rombas, neišeina pamatyti. Aš kažko tiksliai labai tokio nematau, bet aš matau, kad jį vidury krūtinės, taip, vidury krūtinės jaučiu. Tokia kaip, žinai, paspausi mygtuką ir užsidėsta tokia apsauga tokia. Jo, tokia užsitrauks, tokia atrodo, kad mes kiekviena į to, bet čia labiau, žinai, ką plazminiam. Plazminiam drugeliam būtent. Jo, tokia atrodo, kad krūtiniai, vidury krūtiniai toks yra. Gerai. Jau yra, toks vos ne kaip tatuiruotė. Jau yra, tatuiruotė eina savo. Klausyk, mum jo nebereik tada fizinėje erdvėje, ne? Mum užtenka jį turėti eteriniai. Bet jį reikia užkrauti. Gerai. Bet klausyk, paleisk dar smūgį, čia tikra informacija. Jo. Gerai, puikiai. Čia tik saugumo atžvilgiu. Gerai, kaip mes jį galime krauti? Tegul aš tas paklausiu. Kaip įkrauti dabar šitą simbolį? 3, 2, 1. Meditacija, harmonija, kristalai, kažkaip man taip. Gerai, meditacija tai tiesiog reikia atrasti kiekvienai būdą pamedituoti, ne, kažkaip su... Tai jo, tokia harmonija, žinai. Kiekvienoj dienoj reikia to tokia, žinai, harmonija, tokia biški... Gerai. Aha. Gerai. O paklausiu, kristalai, kokie konkrečiai kristalai galėtų tikti įkrauti? 3, 2, 1. Ar ateina koks pavadinimas? Atrodo kiekvienam savas. Man suvibravo tas iš viso, kad tipo ir fizinė erdvėje, kad aš tą rožinį kvarcą. Aha. Gerai. Bet visiems skirtingai, visi turi savo. Gerai, galiu paklausk manęs, koks kristalas man labiausiai vibruotų fizinėje erdvėje, kad aktyvuoti šį simbolį. 3, 2, 1. Nežinau tiksliai, bet jaučiu baltą tokį. Kalnų krištolą, tą kvarcą? Jo. Žiūrėk, o tu turi kokią rožinio kristalų namie? Aš turiu rožinį kvarcą ten pas mamą yra. Tu prasiskenuok, ar jisai tau tiktų. Pasižiūrėk jo energetiką, ar jis tau tiktų įnešio. Būtent tas pakabukas, tai man nevibruoja, matyt, gal jisai nėra tikras. Net nėra. Jo, žinok, daug kur yra netikri. Tai gerai, tu tada savo, jeigu norėsi, gali kokį kelią atsidaryti, kad tu susirastum savo tikro rožinio kvarco pakabuką nešioti. Pasidarai kažkokį, kad atrastum, jeigu norėsi. Jo, toj padarau tokiu. Iš fizinės tos ertmės, žinai, tokį keliuką, kad tau fiziškai atsirastų kažkur užmatytum, kokiai parduotuviai, ar dar kažkur internete tau išmestų kažką pasiūlymą, ar kažkokį postą kažkur. Tau vibruojančią stipriai. Puikiai. Padariau. Super šaunuolė. O dabar, žinok, aš turiu porą, pagalvoju, man atrodo, 2 turiu tuos
kalnų krištolus, tuos permatomus kvarcus. Aha. Ir aš jau juos bandau, žinai, vizualizuoti, kad per mane kažkaip tau pavyktų juos patikrinti. Aš esu šių pakabukus pasidarius, bet ar jie vibruoja teigiamai? Kažkodėl ateina, kad taip. Gerai, ane, ten viskas normaliai. Galėčiau juos nešioti, jie man įkrautų, abudu? Yeah. Gerai tada. Atrodo, žinai, kad tu, kai užsidedi tą pakabuką, atrodo, kad ateina jausmas. Matomumas toks, kad tu, kai užsidedi tą, tai taip atrodo tas simbolis, jis atrodo kraunas, šiek tiek pradeda. Čia bet kurį iš tų dviejų, ane, nes aš turiu vieną didesnį ir kitą turiu biškį mažesnį. Jo. Bet mažesnis kažkodėl labiau. O, geras. Gerai, super, ačiū. Patikrinam tavo dabar nešiojamą pakabuką, tą angeliuką. Prasiskenuojam jį, pažiūrėk, kaip jis vibruoja. Nejaučiu kažko blogo. Bet ar jisai tave veikia teigiamai, ar jisai toks tiesiog neutralus? Bet toks jausmas, kad jis prikepęs prie manęs. Prikepęs, tipo įkepęs į tave? Prilipęs. Ne, bet žinai, kai būna, pavyzdžiui, kai būna filmuose, ten kokį demoną apšlapstyk, ten, žinai, tu šventi tu vandenį ir įdegina. Aha, tai ir tave taip degina? Tai man atėjo toks jausmas, jo. Tai pažiūrėk, čia tave neigiamai įsidegina. Tau kenkia. Nu jo, jis atrodo tokios trandus, tokie degina. Aha, gerai, pažiūrėk, kodėl jis tave degina. Ar kažkas jo formoje, ar medžiaga, iš ko jis yra padarytas, ar dar kažkas. 3, 2, 1. Kokia priežastis? Gal kokia būtybė už jo sėdi? Nežinau, bet man blokuoja jisai. Ką tau blokuoja? Informacija. Dabar ar apskritai? Ne, to ateina, kad jis man tokių kamščius daro. Aha. Bet kodėl jis taip daro? Ar jo forma, ar prie jo kažkas prilipė, ar jis yra įkrautas su neigiama energija? Dėl ko jis taip daro? Nes šiaip jis tiesiog yra daiktas, žinai. Gal paskaičiuot? Nu, pabandyk pažiūrėti, ar su ta bažnyčia. Gerai, ar tas pakabukas tave blokuoja dėl bažnyčios, ar čia yra už jos slėpęs bažnyčia ir jinai yra kalta dėl tų tavo blokų? 3, 2, 1. Nu, toks jausmas, kad jo, jis į tą šventintam vandenį išmirkytas, nors aš liktais jo nenešiau, bet gal tada aš nešiau, bet aš vat ir nepamenu. Gerai, patikrinam, ar jį galim išvalyti. Ar nebus man ištrinta? Atmintis? Nu, kad aš jį ten nešiau, nes aš dabar galvau, kad aš jo nesinešiau į tą komuniją. O jį ten šventintų vandeniu valė. Aš manau, žinau, kad čia trynė, netrynė jau nėra taip svarbu, nes čia yra akivaizdu, kad jeigu tau ištrinė atminti, tai tik tam, kad tu neprisimintum ir toliau jį nešiotum. Tikrinam, ar mes jį galim išvalyti. 3, 2, 1. Ar mes jį galim paversti teigiamai vibruojančiu. Galim? Kaip mes tai galim padaryti? Išvalyti energetiškai? Eterinė erdvė? Ar ir fizinį kažką reikia padaryti su juo? Ir eterinį jo galime mes jį, o tikrai daug įtakos turėtų. Ir fizinį tai tokia atrodo, kad tokia, nežinau, ar jokinga, bet tokia atrodo meditacijos reikėtų jam. Meditacijos. Nežinau, bet tokia atrodo, biški tokios jį ramybės iš fizinės erdvės įdėti. Gerai. Pažiūrėk, gal, o kaip valymas druskingam vandenį? Ar jis keistų spalvą iš to tokio tamsiai? Ne, man ateina, kad tuos
lauro lapus biškai nemažai ten biškai padeginti. Gerai, tai prasmilkinti jį labai stipriai reikia. Jo. Tai galėsi savo laukia, žinai, pasidaryti kokiam pliudukė stiprų tą dūmą ir palaikyti pakabuką. Gerai, ir iškart dar pravalomės jį eterinį erdvėje. Atrodo, žinai, kiek to angeliuko yra tas kristaliukas. Aha. Ten yra šonė toks kristaliukas mažas. Jo, pamenu. Atrodo, per tą akutę viskas skleidžiasi. Skleidžiasi, tipo. Jo, nu tas blogis toks. Blogis. Tas, žinai, tas visas jo. Eina savo. Nes. O ten tikras? O mane ta. Jo. Ten kas cirkonis? Ir jo, man atrodo, jo. O gal ir ne, gal. Man atrodo, cirkonis, jo. Ir mane ta akutė šiaip labiausiai ir traukdavo. Aha. Ir per ją tave nusiurbliuodavo, net ateidavo tą energiją. Tai čia gal tikrai tas akmenukas yra blogai įkrautas. Gali būti. Jo. Tai gerai, valom, leidžiam šviesą mes į jį, transformuojam. Atrodo, net ant kaklo dabar kaista. Šito. Šaldyk tu jį. Ne, taip gerai, žinai, viskas gerai. Gerai. Bet atrodo kaklas net kaista dabar. Jeigu jau bus tau karšta, tai man sakyk. Gerai, to ir rytą pravalysiu kokį arbatmenį, va. Tai rytą irgi. Ir drusko, ir į arbatmedžius, ir per dūmus paleisk ir lauro lapų ir šalavijų eterinį erdvėj, tegul jisai, žinai, per viską praeina. Nes ten, gal ten net koks mažas portalas yra padarytas, ne, per tą akmenuką. Eina savo. Neypatingai, bet jo. Taip, žinai, tą arbatmedžio tokią dubenėlį paėmiau ir, žinai, aš jį įmerkiau. Ir taip čirškia. Eina savo. Kai karštą tokį šalto įdėdį, atrodo. Aha. Pagreitim prasuk filmuką. Kas ten prisiburbuliuoja. Išsičirškina. Jau nukrito tokia, atrodo, nešvarumai dabar dubenėlį. Eina savo. Pakeisk tada ten tą vandenuką, ten tą skystį į naują, išmesk tą seną, prisikaupusi, jeigu reikia. Gerai. Gerai, puikiai. Gerai, žinok, aš norėjau dar paklausti apie tos simbolius. Gal galim dar atsiversti mano knygutę ir tavo knygutę atsiverčiam. Ir dar paklausiam, ar yra kokių simbolių, kurie, pavyzdžiui, galėtų sustiprinti energetinę apsaugą mūsų susikurtą. Jie, dar energetiškai tokią apsaugą aplinkui mus kurtų arba ją stiprintų. 3, 2, 1. Ar dar yra kokių simbolių? Kažkodėl niekas neateina. O man, žinok, buvo dar kilus tokia mintis, žinai, gal keistai skambės, kad gal yra simbolis, kurį mes žinom, su kuriuo mes galime atidaryti nedidelį portalą tiesiai į absoliutą ir benešiojant tą simbolį, per tą simbolio portalą ateina tiesiai absoliuto šviesa. Nežinau, man tokia keista mintis buvo atėjus, gal čia nesąmonė, gal čia kažkas man pakišo tokia nesąmonė. Bet pažiūrim, kas čia per mintis 3, 2, 1. Nesąmonė, ne? Ne, jokių portalų. Tau kažkas pakišo. Aha, jo, gali būti. Ateina toks, kad apie portalus iš vis pamirško. Kas čia taip pasakė? Tokia nuojauta, tokia, Ir vadinasi, kažkas jau buvo... Į šitą geriau nepradėk ir nelysk su tais portalais. Kas čia gal kokia juodoji magija skaitos? Matai, atrodo portalas, žinai,
atversi. Nu, atrodo, dar ne mūsų galvai tai. Okei. Dar ne mūsų Jo. lygio, tai mes turim apsiriboti kol kas tais kristalais ir būt laimingi. Bent jau padarys. Jo, Gerai. jo. Tai tada aš turbūt kol kas apie šito jau nebeturiu ką paklausti. Gali dar pakviesti tada iš mūsų plazminio Kamilę, jeigu pavyks, nes aš nežinau, ar tu žinai, kaip jin atrodo. Nes jai reikia perduoti tą informaciją. Arba gal jinai pati pasiims hipnozės klausydama. Jo. Ir gal žinai dar, mes ten, kur tą grupę turim dar, kur yra plazminio drugelių, irgi reikia perduoti tą informaciją, tegul. Gal jeigu gali rasti tą grupę, gal mes jau netgi duosim. Burbuliukų ten. Jo, tiesiog, kad jos irgi susistiprintų tą savo ženklą. Daugiau plazminių nepažįstų, nežinau. Gerai, dar nori kažką pažiūrėti? Ne, kaip ir ne, tai žinai, tokių norėtųsi tų pozityvesnių tokių minčių įdėti. Iš kur mes galim jų pasisemti? Pasisemsim? Ar prie to paties medžio krištolinio? Nu jo, mes dar ten prie jo, bet atrodo, kad man ta knyga vibruoja. Knygą nori save papurtyti. Tas jau pasipurtik. Pasiėmiai? Jo, paėmiau. Pasipurtik į save. Tegul tau įkrenta dar. Vartau aš ją. Gerai. Dar žinai ką? Man tikrai nuo to medžio irgi kokių kristaliukų visko aplink pasirinkau. Abidvi? Gerai, pasiemam, pasirenkam, kas tik man ten patinka, kas mus vilioja, prisidedam visokio pozityvių minčių, pasikraunam ten, pabraidam po tą šaltinėlį, ar galim ir panerti visą galvą. Mums šiaip reikia nebraidytą galvą kišti. Pinai. Jau neriam. Gerai, neriam. Na, kaip jaučiamės geriau? Šviečia. Puikiai. Kaip Emilis ten? Aš ten skaito knygą atsėdęs. Gerai. Puikiai. Šiaip dar turim šiek tiek laiko. Gal norėtum pabandyti pasikviesti Zanrų ir susipažinti. Nu, bandom. Gerai. Oi, koks momentas. Gerai. Tada gali. Atrodo, tirpt viskas pradėjo. Tirpta? Aha, kojas. Pasižiūrėk, kas prie tavo kojų. Ar čia geras tirpimas, ar blogas? Geras. Ką reiškia jisai tas? Kai tu pasakysi Zanrų, atrodo, kokia energija praėjo pro mane. Biškai kinkos pradeda dirbėti. Man tai bent jau. Gerai, tada aš suskaičiuosiu nuo 3 iki 1 ir tu pakviesi Zanrų, drakoną, su kuriuo mes jau esam susitikusios, kuomet turėjom sensus ir iš jo pasiėmėm savo pasąmonės. Mes jį vėl pasikviečiam, gal net prie šito krištolinio medžio. Gerai, tegul jis ateina. Duodam jai pakvietimą. 3, 2, 1. Kas vyksta? Rimtas išmintingas. Tu dėti savo, atrodo, tiek daug išminties. Žinau, man biškai pradėjo laginti garsas. Rimtai. Jo. Kad tu žinau, kiek aš energijos jaučiu, tu neįsivaizduoji.
Aš įsivaizduoju, žinok, aš irgi dabar jaučiu. Man pradėjo net kojų pirštukai dilgčiot. Tu, gerai, paleisk vis tiek į jį smūgį, pasižiūrim, ar čia yra tikrai šitas drakonas. Paleisk stiprų smūgį, pažiūrim, Jo, jisai. kaip jis atrodo. Apibūdink man. Kokios spalvos. Aš matau oranžinę tokią. Mhm. Toks oranžas, jisai jau, kai tu dar prieš skaičiuojant, aš jau mačiau, kaip jisai iš viršaus, taip, žinai, pabiški leidosi atskrido. Eina savo. Kokia jisai dydžia? Didelis. Didesnis už mus? Mhm. Eina savo. Panašus į tas kinų drakonus, ar šiek tiek skiriasi? Panašus, realiai manėsi, tai kai kino. Aha, kaip iš turbūt paveiksliuko ten, kur ir kelia. Jo. Turi ir sparnus ir viską, ne? Jo. Pažiūrėk, kaip aš reaguoju jį pamačius. Man atrodo, aš ten šokinėju. Tai iš vis įsižiojus. Žinau, bet aš irgi žinau. Gerai, tai mes su juo mandagiai pasisveikinam. Nusilenkiam gal netgi, aš nežinau, kažkaip. Žinai, man labai noris daug pagarbos jam parodyti. Ten įsitoja, kiek ten išminties. Oi, aš taip noriu Žinių. šiek tiek tos išminties irgi gauti. Aš kažkodėl noriu paprašyti tokių burbuliukų, kad tiek tau, tiek man į galvą. Gerai, paprašom jo informacinių burbuliukų, mum aktualių. Ką mum derėtų žinoti? Ar jis mums duoda? Bet jisai taip labai, labai švelniai, taip mandagiai, žinai. Tai. Nes mes tokios ten, kai žinai, kai vaikai saldainį pamatė. Bet aš taip ir jaučiu, žinokit, tiesiog visą virpų. Eik, tu žinau, kojų, tai iš vis aš nejaučiu. O jie tau. Aš jau tokia pakibėta. Jisai atrodo, žinai, taip ant piršto tokį burbuliuką susuka. Oh, ir tik grinai tiesiai į galvą. Oh, kas ten per informacija? Tokia, ta prasme, tu įsivaizduoji, kokia ramybė apėmė. Tau jau idėjo į galvą? Jo, tu įsivaizduoji, palauk, ta prasme, tokia ramybė, aš net nebenoriu kalbėti. Ta prasme, atrodo, eik, tu kaip ramu. Su kuo yra susijusi ta informacija, ką jis tau ką tik integravo? Atrodo, įsidėjo tai, ko man trūksta. Ramybė. O, eina savo kaip paimai. Nes, žinai, aš esu tas žmogus, kur, lėkia, bėga, daro, tas nesigauna, lėkia, vėl ten tą daro ir toks atrodo grįžti vėl namo, vėl miegoti, vėl ir to vėl lėki darai ir tokia. Oh. Tau jis davė tą tokį, šiek tiek tokį sustojimą, tą tokią ramybę, ne, kaip viską ramiai gali. Jo, tokie. Aš žinok, aš savirpu tiesiog čia klausydama, o jie. Palauk, gerai. O Jėzu, palauk, man atrodo, net burna tirpsta. Susimk, Patricija, pasididink, iški susiemam. Jo, laikom ašį, žinai, laikom formą. Gerai, dabar tau, palauk. Atrodo, dar tokį burbuliuką, tokį galvos dydžio mūsų, žinai. Daro tokį burbuliuką, jis ten ir spindi, ir ko ten iš jo tik netrykšta, ir taip įdeda per viršų įdeda į galvą, į smegenį. Eina savo. Toks jausmas, kad aš savaitę nevalgius ir man parodė maistą man prieš nosį. Eik, tu žinau, mane lėzau. Klausyk, klausk manęs, kas ten per informacija? Apie ką? Su kuo susiję? Tiesiog su kuo susijusi ta informacija, kurią man ką tik įdėjo? Tuoj. Tau žinai, kad tau atrodo tu čia sieki tos apsaugos ir panašiai.
tau tokią informaciją, kaip, Jėzų, palauk. Mm, tokią tą apsaugą, tą tokį, kaip tau tie vedami tarkim blokai ir panašiai, kaip tau va, nu, tokie keliai, žinai, atidaromi, kad tau būtų lengviau eiti. O taip, o taip. Nu, manau, pagavai. Aha, eina savo. Oi, kaip fainai. Save Tau drabu. tokią, tau tokį žalią burbuliuką ir įdėjo į tą galvą. Žalia. Aha, Tokios žalia. pastatos spalvos. Pas mane buvo oranžinis, toks, atrodo, Aha. toks net degantis ta šiluma, ramybė tokia. Eina savo. O tau toks žalias, kaip žolytė, tokia, žinai, auktų ir tu sietum ten ir auktų. Oi, kaip fainai. Padėkojam, pasakom didelį ačiū Zandru už tos burbuliukus. Jis nesijuokia iš mūsų, kai mes ten visiškai tirpstam vietoj. Ne, Gaidamas. jis taip paputė tokias, žinai, ką jis padarė, jis tokias kaip, jis paputė į mus tokias kaip ir atrodo, žinai, kai, atrodo, glemba, kaip apibūdint, įsivaizduoju, kad dabar, tarkime, neapiškiai, jis prikabė energijos ir panašiai, ir gauni tokį staigų, tokį vėjo smūgį, kad net atsipeikiai. Eina savo. Ai, taip, sako, jau užtenka lydyti save. Jo, ir šiaip tokia atrodo, žinai, kad, tipo, viskas atsipeikiai, kaip jau. Eina savo. Nu, tipo, šiaip ir fizinį, tiesiog atsipeikiai. Oi, žinok, aš atrodo net pajutau jau. Grinai. Net fizinė. Palauk. Ar net ir apsaugą pasidalina uždeda. Iš kur Nes tas ten, jisai sako, dar duoda apsaugą? ne, nu, ta prasme, toks, žinai, mes ten sėdim, grinai žiūrim, kai saldainį kokį. Kaip į filmuką, žinai. Vaikui parodė labai įdomų filmuką. Ir jis tiesiog jau, žinai, ką jisai, nu, ta prasme, mato, kad mes jau biškį per daug viršėm informacijos čia. Ne, viskas gerai. Taip ta Mes galim daug apsauga. apimti, mes galim daug paimti, viskas gerai. Jisai mane kažkokią apsaugą duoda. Nu jo, tokia. Kaip kas tam per apsauga? Tai tokį, po burbuliuką, žinai, tokia apsaugos tokia. Ai, na. Jie tokia fainai. Yeah. O kuo yra ypatinga ta apsauga, kurią jis duoda? Ar jinai kažkuo skiriasi nuo to, ką mes susikuriam? Stipresnė. Gal jisai turbūt panaudoja tą savo informaciją neturimą ir kažkokią dar kitokią gali sukurti. Tokia, nu, ar ne vis? Tokia... Man gas ateina, kad tiesiog ta žinai, jinai ta apsauga yra jo tikrai žymiai stipresnė. Aha, eina savo. Yeah. Paklausk Zandru, ar mes šaunuolės, ar mes puikiai darbuojamės. Ar geru keliu einam? Jokiai jisai ir sako, yra dar kur pasimokinti, bet tai labai gerai. Po žvaigždutę gauna mane. Gerai, šiaip aš turiu... Jisai žodžiu, tik pirmyn. Puikiai. Labai ačiū, Zandru. Aš, žinok, turiu dar klausimą tokį rimtesnį dėl savęs, norėjau paklausti. Dėl, kaip čia suformuluoti, aš ieškau, savo kelio gyvenime, dabar ypač labiausiai, dėl to, kad aš esu pasiklydusi ir aš, žinai, turiu kažkokių idėjų, bet aš nesu tikra, kur tikrai man reikėtų suktis. Ir aš norėčiau paklausti pagal mano pasąmonės išsiplėtimo lygį, pagal mano sielos potencialą ir pagal tai, kur aš būčiau, sakykime, laimingiausia, kokį man kelią reikėtų pasirinkti šioj reinkarnacijai. Su gal kažkokia veikla. Aha. Nes jisai turėjo labai daug apie mane informacijos, aš dar tiek nepasiekiu, kiek jis pasiekė. Tiesiog viską, ką tik pasakiau, taip jam nukreip.
ieškau, koks tas geriausias gyvenimo būdas man tiktų, žinai, ar tai kokia ta veikla, ar tai kažkokia profesija, ar tai, žinai, net nežinau, kaip įvardinti. Tai nežinau, bet man tai toks kaip tu, atsimeni, kai tu minėjai, kad va muilus darėjai, tai tai toks, kad tau geriau, gal ir, šiuo metu, kas arčiausiai ir labiausiai, toks va savo darbai, savo, verslas savo, žinai. O kaip tavo brolis daro va tuos, ten, tai va atrodo, tau irgi taip pat reikia. Kažką panašiai, ne? Jo, bet ir tokiu, irgi, sakyčiau, tokias su žolėm kažkas. Bet, ta prasme, muilai tinka, ne? Galiu. Jo. Ta prasme, viskas tokia, žinai, lemba. Savita, savo kūrybos, savo rankom. Jo, savo kūrybos, jo, savo rankom. Aha. O pavyzdžiui, čia nežinau, žinai, kiek ilgai šitas vyktų. Ar pavyzdžiui, man bedarant šitą dar pradėti sukti dar kažkokį papildomą keliuką, žinai, kažkur aukščiau. Ar pavyzdžiui, nežinau, ar toliau ten, žinai, stiprinti telepatiją, labai stiprinti, išsitreniruoti, gal kažką daugiau su energijom, su magijo, ar man būtų gerai? Ne, kažkaip tas nelabai. Bet man vien tavo, kad savo rankom, savo daryta viskas. O kas ten buvo nelabai, ar tiesiog dabar šiuo metu nelabai? Tos magijos ir panašiai, tos nelabai. O kodėl? Atrodo, tos magijos iš vis nereiktų leisti. Tarkim, jeigu balta magija. Jeigu užsiimti simboliais. Atrodo, kad bet kada gali peržengti ribas. Nejausdama. Jo, čia gerai pasakyta. Wow. O, aš labai daug turiu klausimų, žinai, aš nenoriu tavęs nuvaryti. Bet žinai, kai jisai sako, kad tu atrasi kelią. Ir aš būsiu pilnai laiminga tame kelyje. Taip, jo, atrodo. Yra toks kelias. Sako, jo, su laiku tu atrasi kelią, tu tik, nepergyvenu. O dabar imkis, kas tau geriausiai patinka, sekas, kai sakai, muilai gaminti, labai įdomu, labai gerai atrodo tau, puikiai tinka. Aha. O aš turiu galimybę ateityje kažkur rimčiau užsiimti su, štai nežinau kaip įvardinti. Man kažkodėl rodo didelį biznį. Tik biznį didelį. Noriu paklausti, ar aš paskui gal, žinai, kažkokius ieškojimai, informacijų, su energijom, darbas, kažką tokio aukščiau. Arba, pavyzdžiui, mano yra svajonė kurti bendruomenę šviesių žmonių. Kaip šita galimybė? Ar yra aktualus dalykas? Tai niekada nebus blogai. Taip galima, ne viskas. Tai niekada nebus blogai, visada. Jo, viskas. Neįmanoma. Ok. Tau dar kažkas buvo ten atėjo? Jis kažkodėl man rodo, širdis sako, daryk, kaip tau atrodo teisingiausia. Čia tau ar man? Man. Nes jeigu tu, žinai, tu gali irgi paklausti, gal turi kažkokią abejonę šiuo metu, žinai, dėl to, kur, ką, kaip. Bet pala, jis taip atrodo, žinai, jisai neina į kalbas, jisai nieko neaiškina, bet taip rodo į širdį ir sako, daryk tai, kaip tau atrodo, kaip tu jauti, kad yra teisingiausia. Nes aš dabar, žinai, biški tokiam chaose dėl to darbo ir panašiai. Taip. Tai tipo, kad ir kur nueisi, ar tu išeisi, ar tu kitur nueisi, ar ten kitur pasuksi, tau visur seksi. Visur atrasi tą tokį, žinai. Blemba, atrodo, tokių žodžių net trūko man.
Aš manau, kad tu tiesiog, kur tu padarysi savo fokusą, ne? Kad tu nuspręsi, kad tau čia yra teisingiausias kelias, jis tau ir taps teisingiausias, kažkas tokio. Yeah. Wow. Nu va. Bet jis, žodžiu, sakė, šiandien užteks. Jo, aš jau noriu tą patį sakyti. Nu, Yeah. galim mes jį apkabinti, padėkoti, bet nežinau, kaip geriau. Jau, žinok, jau net pats apkabinimas jau jo ateina. Jis jau ateina mūsų apkabinti. Jau kažkas panašaus, žinai, toks. Aha. Ačiū, Sandriuk. Viskas. Labai gerai. Gerai, tada padėkojam ir keliaujam. Visi jau iškeliavo. Gerai. Tai tada mes jau galim grįžti atgal į žemelę. Gerai, leidžiamės atgal. Besileisdama išjunk visus langus, viską, ką matėjai. Atsijungi nuo visų vaizdų, nuo visos informacijos. Išjungi visus langus. Grįžti atgal, iš kur aš su tavim kalbu, į savo kūną, pailsėjus, atsiregeneravus, pilna energijos. 3, 2, 1.